Labas. Norėjau tau palinkėti pačio geriausio ryto ir pasakyti tau, priminti, kad Dievas tave be galo myli ir Jis turi tau šiandien nuostabią dieną, palaimintą dieną, pergalingą dieną ir kad Jis yra tavo pagalba reikiamu metu. Kažkada aš ėjau per tokį etapą gyvenime, kad buvau pratęs, kad pagalbos aš neturiu. Ir taip suspaudė mane, kad aš ten pardavau automobilį ir aš buvau išvykęs Ukrainą tuo metu ir tą automobilį nupirko tam tikros organizacijos žmonės ir pasirodo jie padirbo numerius, išvažiavo Norvegiją su juo ir darė nusikaltimus ir taip pat pradžioj gan mano tikėjimo ir tiesiog mane apėmė baimė, dabar baudos, pradėjo skambinti policija, ieškot manęs, iškeltas buvo tyrimas. Ir tą akimirką tie vienas brolis man atvažiavo iš Amerikos ir jis sako, žodį tau turiu kažkaip. Jis pasidalino man psalmės vieną eilutę, sako, viešpats yra tavo pagalba reikiamu metu. Ir aš tiesiog savo pradėjau kartoti, viešpatė, tu esi mano pagalba reikiamu metu, nelaimės dieną, kažkaip būtent, viešpats yra tavo pagalba nelaimės dieną. Ir jis visą laiką padės. Ir aš tiesiog, tas žodis man taip nuramino ir buvo didžiulis palaiminimas ir jis mane pravedė pro tai ir Dievas davė drąsos jiems skelbti Evangeliją. Aš pradėjau liudyti apie Kristų, apie ką jis padarė mano gyvenime, kad kažkoks mane ištraukė ir tiesiog jie nutraukė tą tyrimą, nutraukė tą bylą ir nors ir aš neturėjau jokių įrodymų, kad tą automobilį aš pardaviau, aš jokios sutarties nepasirašiau, nes tiesiog tai buvo kvailystė, kurią aš padariau bet viešpats mano pagalba nelaimės dieną. Tai va, buvau palaimintas ir per ką eini, tai žinau, kad viešpats yra tavo pagalba nelaimės dieną. Palaimintas galingu Jėzaus Kristaus vardu ir jis tau turi ateitį su viltimi, ne nelaimę, bet tavo gerovei. Nuostabią ateitį. Kaip velnias naudoja šitą gerą strategiją, kaip puolė Izraelį ir Galijotas jiems riaumojo rytą vakarą, sako, juos spaudė, baugino, nežinojo, kad tik prabudus labai svarbu nusiteikti teisingai ir Kristus ragina mus atsigręžti į jo žodį, jo pažadus, į jo viltį o priešas stengiasi atnešti košmarus, dar kažkokius baimės, kad mus pasodintų baimį visai dieną ir vakare vėl kažkokius dalykus atneša. Tai va, aš skelbiu, kad Kristus numirė už visas mūsų nuodėmes ir kaltes, kai jis mus išteisino, apvalė, išgydė ir sumokėjo visą kainą, kad duotų mums naują protą, naują mąstymą. Dėl to jam buvo uždėtas tas erškėčių vainikas, kad duotų mums savo mintis, savo ramybę. Jam buvo uždėtas chaosas galvoj. Tos žaizdos vėrė jo galvą, smigo jo kaukolę. Tam, kaip mūsų mintis dabar kartais mūsų veria, smeigia, kuris mus taip spaudžia ir atrodo neįmanoma toliau mąstyti už to, nes ta problemos, kurios mūsų spaudžia, atrodo mes negalim už jų nieko matyti. Tai va jis štai prisėmė vainiką savo erškėčių, kad mes turėtume protą, jo protą, ramybę, jo pažadus, jo viltį, gyvenimą ir sugebėtume eiti per šį pasaulį, nors jis piktojo pavergtas, bet turėti tą viltį, turėti džiaugsmą, kad nepaisant per ką mes einam, jisai su mumis, jisai mūsų priebėga, jisai mūsų tvirtovė, jisai mūsų skydas, jis mūsų viltis, mūsų išgelbėjimas, jisai yra nuostabus tėvas, jis karalių karalius, viešpačių viešpats. Ir aš skelbiu, kad ir kur tu būtum šiandien, kad tai būtų
kad tu šviestum Kristumi, kad tu atspindėtum jį, koks jis yra nuostabus ir kad jis yra tas kelias, ta šviesa. Ir aš skelbiu, kad tu esi tas miestas pastatytas ant kalno, kuris apšviečia tą, kuris tamsoje, ir ta viltis, kuri yra tavyje, tai per ką tavęs pravedė Dievas. Ten, kur tu buvai, jisai tave išgydė, atstatė ir davė tau tą viltį, tu kaip puodas tas buvai sudaužytas, kaip ir aš. Ir tie mūsų randai, kurie mūsų neužmušė, bet ten Kristus apsireiškė, kaip aš šiandien sapnavau, kad mane puolė, aš kažkaip sėdėjau, mane ten su automatais nuvedė į kampą tokį, ten daug žmonių buvo labai ir paskui aš iš šono mačiau, taip žiūriu, nurengė rūbus tam, Maikę ar marškinius ir norėjo jį nuplakti, ten teroristai buvo ir jisai tik atsuko savo nugarą ir iš jo nugaros pradėjo šviesti šviesa, tokia stipri šviesa ir ta šviesa, vieni žmonės pradėjo bėgti, vieni žmonės sustingo ir tiesiog buvo apšviesti ir pradėjo keistis, tiesiog kaip gydymas, kas ten ant tos nugaros, ir bandžiau pamatyti ir aš supratau, kad ten kryžius ir kažkaip aš prabudęs klausiu, ką tai reiškia, Dieve. Ir man atėjo tas, kad kaip tie indai buvo sudaužyti, kaip japonų, jie neturi vertės, bet tas indas, kuris buvo sudaužytas ir paskui išpilta aukso ir užpildytas jisai, tai yra tie randai, pro kuriuos mus Viešpats išvedė, išgydė, atstatė, nors mūsų priešas buvo kaip ir sunaikinęs jau atrodė, bet Dievas apsireiškė ir jis išgydė ir mes atsukdami nugarą pradedam kalbėti apie tai, ką Dievas padarė mums, iš ko jis išvedė, kur mes buvome. Vienus tai papiktina, o kitus tai patraukia ir gydo. Ir vakar aš kažkaip tokį, gal kitą video padarysiu, tokį gerą liudijimą, kas vakar įvyko. Tai va, būk palaimintas, sudie.